kėliausi į Angliją ir aš nuo senų laikų jau seni vairuotojai yra išmokinę visada važiuojant apsižiūrėk priekabą. Bet aišku, daugelis žmonių skuba, tingi ir vėliau būna, kad reikia mokėti didelės skausminės baudas. Tai ką, nusprendžiau važiuodamas į Angliją, kaip visada lauktuvių kažkokių tai paprašo, kažkas tai parvešk ir taip toliau. Čia draugas paprašė, sako, jeigu gali parvešk pigaus ten vyno ten po 5 litrus, galvoju šoktersiu, ten keliom minutėm. Tai tik užteko man greitai iki parduotuvės nueiti, grįžt, jau žiūriu, kažkaip mane ta nuojauta kažkaip tai kankino, galvoju, blemą, reikia pasižiūrėti priekabą, kažkas tai negerai. Bet tokia mintis ir buvo, pasižiūrėti, nepasižiūrėti, ai greičiau gal važiuosiu, sėsiu, tada dar toks oras, ne koks buvo. Ir ką jūs galvojat, atidarau priekabą, o čia sėdė chebra prilipus pas